Žinote, dirbtinio intelekto kodavimo agentai yra tiesiog neįtikėtinai galingi. Bet yra vienas bet. Jų integruoti užduočių sąrašai turi vieną didelę tikrai varginančią problemą. Šiandien ir pažiūrėkime, kaip ją išspręsti. Na, ar pažįstamas tas jausmas, kai valandus dėliojo užduočių sąrašą savo DU agentui ir bam, pasibaigus sesijai viskas tiesiog dingsta. Tos užduotis, jos yra visiškai laikomas, atsiranda, išnyksta ir, kas blogiausia, jomis negalima pasidalinti su komanda. Tikras galvos skausmas, tiesa? Gerai, tai pasigilinkime. Dabar išnarpliosime du pagrindinius, bet tiesą sakant, ydingus būdus, kuriais žmonės dabar bando tvarkytis su DI užduotimis. Ir aišku, pažiūrėsim, kodėl jie tiesiog neveikia. Štai kur visa esmė. Ir šis skaidrė tai parodo tiesiog tobulai. Kairėje turime tuos integruotus sąrašus. Taip, jie paprasti, bet visiškai laikini ir izoliuoti. Tarsi agentas dirbtų savo mažame burbule. O dešinėje, čia bandymas kurti savo sistemą su Markdown failais. Atrodo gauname pastovumą, bet mainais visą krūvą naujų problemų. Atsiranda tas vadinamas konteksto išpūtimas. Įsivaizduokite, agentui reikia perskaityti visą knygą, kad rastų vieną sakinį. Ir dar blogiau – DI dreifavimas. Agentas gauna tiek daug informacijos, kad pasimeta smulkmenėse ir visiškai pamiršta, koks buvo pagrindinis tikslas. Tai ką daryti? Koks sprendimas? Na štai čia ir pasirodo Beats. Ir tai ne šiaip dar vienas įrankis. Galvokime apie tai kaip apie esminį, atminties atnaujinimą bet kuriam kodavimo agentui. Kas man labiausiai patinka šioje skaidrėje, tai ta atminties atnaujinimo idėja. Beatsas sukuria nuolatinę atmintį užduotims, o integruodama ją su Git, tai reiškia, kad visa komanda mato ir valdo tą patį vaizdą, užduotis tampa tiesiog kodo dalimi. Jos versijuojamas, peržiūrimas, sujungiamos kartu su visais kitais pakeitimais, tai iš esmės keičia žaidimo taisyklės. Ir visa tai veikia genialiai paprastai 3 žingsnių sistema. Pirma, vietinė SQLite duomenų bazė. Ji užtikrina, kad viskas veiktų žaibiškai greitai. Antra, repozitorijoje esantis JSON-L failas. Jis garantuoja, kad užduotis yra išsaugomos kartu su kodu niekur nedings. Ir trečia, Git hooks. Tai tokie maži automatiniai scenarijai, kurie viskas sinchronizuoja, kai tik kas nors atlieka push ar pull. Taip gauname geriausiai iš abiejų pasaulių – greitį vietoje ir sklandų komandinį darbą. Gerai, teorija skamba tikrai neblogai, bet kaip visa tai atrodo praktiškai? Pereikime prie veiksmo ir pažiūrėkime, kaip paprastai yra pradėti naudoti Beats ir valdyti užduotis. Viskas prasideda nuo kelių labai paprastų komandų. Bet žinote, kas geriausia? Galima tiesiog pasakyti savo DI agentui visiškai natūralia kalba. Pavyzdžiui, sukurk užduotį sutvarkyti antraštę. Ir agentas viską supras ir padarys. O ta komanda bedready, ji ypač naudinga. Ji leidžia agentui iš karto pamatyti, kokių darbų galima imtis dabar pat, be jokių trukdžių. Ir tai dar tikrai ne viskas. Be komandinės eilutės Beats siūlo ir puikias vizualias sąsajas. Galima naudoti patogiai internetinę sąsają, bet tikriems galios vartotojams yra neįtikiniai galinga terminalo sąsaja. Ten galima matyti Kanban lentas ir netgi grafiškai pamatyti, kaip visos užduotys susijusios viena su kita. Tai ypač praverčia dideliuose projektuose. Gerai, dabar laikykitės. Pereiname prie, mano nuomonė, įspūdingiausios dalies. Pamatysime realų pavyzdį, kuris atskleidžia tikrai Beats potencialą, kai jis sujungiamas su kitu labai galingu įrankiu. Ir štai kaip viskas veikia. Pirmas žingsnis – Sentry's API suranda visas naujas klaidas produkcinėje aplinkoje. Antras – Sentry dirbtinis intelektas, pavadinimu SEER, išanalizuoja kiekvienos klaidos pagrindinę priežastį. Ir dabar svarbiausia dalis – trečias žingsnis – automatiškai sukuriama Beats užduotis, kurioje jau yra ne tik klaidos aprašymas, bet ir visa SEER analize. Agentui lieka ketvirtas žingsnis – paimti šią paruoštą užduotį ir tiesiog įgyvendinti sprendimą. Taigi, esminis momentas yra būtent šis. Dirbtiniam intelektui nebereikia spėlioti, koks sukelia problemą. Jis gauna ne tik užduotį, pataisyk klaidą, bet ir tikslų paaiškinimą, kodėl ji įvyko ir svarbiausia, kaip ją išspręsti. Tai tiesiog drastiškai pagreitina klaidų taisymą. Štai, imkime visiškai konkretų pavyzdį. Sentry SEER nustatė, kad Structured Clone funkcija lūžta todėl, kad vartotojas naudoja seną Chrome 79 versiją. Problema – trūksta polyfill, tokio kodo gabaliuko, kuris užtikrintų suderinamumą.
Ir visa ši informacija automatiškai atsidūrė Beats užduotyje. Kai DI agentas ją paėmė, jis neturėjo sukti galvos, jis iškart žinojo, ką daryti. Pridėti trūkstamą polyfill. Neįtikinai efektyvu, tiesa? Gerai, tai apibendrinkime. Kodėl toks įrankis kaip Beats yra toks svarbus? Kuo jis iš esmės keičia žaidimo taisyklės? Iš esmės, Beats išsprendžia visas problemas, apie kurias kalbėjome pačioje pradžioje. Jis suteikia nuolatinę atmintį. Jis leidžia komandai dirbti kartu per Git. Jis neleidžia DI agentui pasimesti, nes duoda jam tik vieną labai konkrečią užduotį. Ir žinoma, leidžia kurti tokias galingas automatizavimo grandinės. O kur dar galimybė valdyti priklausomybės ir prioritetus, kas yra tiesiog būtina sudėtingesniuose projektuose. Ir tai dar ne viskas. Yra ir dar pažangesnių technikų. Pavyzdžiui, koncepcija vadinama lėktuvo nutupdymas. Idėja tokia. Galima nurodyti, kad po kiekvienos užduoties atlikimo DI privalo automatiškai paleisti testus ar kodo švaros patikra. Ir jeigu atsiranda naujų problemų, automatiškai sukuriama nauja aukštesnio prioriteto užduotis. Taip užtikrinama nuolatinė kodo kokybė. Taigi, pabaigai noriu palikti vieną klausimą apmąstymui. Įsivaizduokite, kaip pasikeistų darbas, jeigu DI agentas niekada nepamirštų, ką reikia padaryti. Jei jis turėtų prieigą prie visos komandos užduočių sąrašo ir, dar daugiau, kartais net gautų paruoštus sprendimus problemoms spręsti. Būtent tai Beats ir paverčia realybę.